ką reikia leptelt. O namučiai jau papuošti, ar tik žmonai reikia, jinai ir puošia? Ne, rytoj puošim. Eglutė taip. Jinai po mano gimtadienio mėnuo iki kalėdų eglutė išnyksta, taip. O kai sniego bus ant senį, besmegenį lipdysi? Būtinai. Panašiai Į save panašiai. Pirmas turas kalėdinis, buvo šokas, nieko nežinojom. O šiaip patys savo šeimoje puoselėjate kalėdinės tradicijas, kaip mes esam lietuviai užaugę su ta kultūra, tai ar tą atsinešėt ir į Norvegiją? Ne, aš ne, bet žmona jo. Žmona viena švenčia pagal save. Aš tai kažkaip, aš kaip grinčas iš tikrųjų, bet žmona jo. Vis dėlto bus lietuviškos tradicijos pas mus, tai mes mėsos nevalgom per kūčias. Ne, mes vis dar valgom iš Rainės, mes turim 12 patiekalų, mes paskui gailimės, kad tiek valgiam, taip, mes vis dar lietuvai šiuo klausimu. Taip, Lietuvoje buvo kitaip, ten stalas su šienu ir taip toliau, bet iš manęs įmat interviu iš Lenko ir lietuvių biškis skiriasi. Bet žmonės Norvegijai tikrai pasikeitė, supaprastėjo viskas. Pagrindai yra norvegiškos gal tradicijos. Ką veikiate šiuo laikotarpiu per kalėdas? Per pačias kalėdas dažniausiai per kūčias susitinkam su šeima, valgom vakarienę visi kartu, pasidalinam dovanom ir tiesiog būnam kartu. Dalinamės šiluma, apkabinimais, potyriais. O jinai ruošiasi įvairiai. Keptas kalakutas, salotos, šeiminiškai pavalgyti, žinai. Svarbiausia atmosfera, kad visi kartu susėda prie stalo, sušneka maldelę. Per pačias kalėdas tai pagrindiniai yra rybė ir medistė kager. Lietuviška silkė. Pati turi kažkokį patiekalą, sakykime, kurio lauki, žinai, kad per kūčias ar per kalėdas bus ir tu jį mėgsti ir valgyti ir gaminti. Kučiukai. Aš nusipirkau kučiukų. Dar negaminu, bet nusipirkau, bet kažkada gal gaminsiu. Yra vienintelė diena, kai aš nevalgau mėsos, tai yra kūčių diena. Nuo ryto iki vakaro. Kas tavo namuose sukuria kalėdų atmosferą? Kokia galbūt muzika, kokie filmai? O dieve. Romantiški, moteriški filmai, kur nuspėjama pabaiga, bet neturiu laiko pažiūrėti. Tai tikiuosi atrasiu prieš kalėdas laiko pažiūrėti. Vienas namuose visas dalis, tos pirmos geriausias, aišku. Jau sugalvojat norą, ką norite dovanų kalėdoms? Ne. Net sunku pasakyti, numeris 1 yra protmūšis, taip, kuriam dalyvau. Nes čia iš tikrųjų ateini, susipažįsti, yra pažįstamų žmonių, galų galia savo kolegas darbo pažįsti. Čia yra pliusas didelis. Aš pirmą kartą matau pusę čia. Dirbam pusmetį jau. Praktiškai vos ne kalėdinį vakarėlį pasidarėt protmūšį su visa komanda. Taip. Čia yra, aš pakviečiau kolegas, kad pažaisti į to pačiu, kad būtų toks šventinis nuotaika. Kad jiem pakelt, kol kas patenkinti tikrai. Aš nežinau, šiaip ko gero, man visą laiką kalėdos buvo asocijavosi su sniegu, su šalčiu. Bet kai pabandžiau šiltus kraštus, tai ko gero šilti kraštai, jo, ko gero tai būtų prioritetas. Kas drovisi, reikia jungtis čia, susipažinti, susidraugauti ir dar žaidimui palinkėčiau žaidimui. Kažkaip tai jungti stalus kaimynus, kažkokiu būdu juos jungti. Vieną bendrą stalą padaryti? Ne, pavyzdžiui, 2-3 stalai, kur mes keičiamės popieriais, juos kažkaip sujungti, sugalvoti. Tokį sprendimą rast, kad susipažint. Galbūt jo bendrą stalą, kodėl ne? Turas, kur susijungia 2 stalai. Ką galėtum palinkėti žmonėms artėjančių švenčių progą? Artėjančių švenčių progą, kūčių vakarą, tos tokios ramybės, šilumos viduj, o jau per kalėdas gerų linksmybių. Nevalgykit daug. Būti geri vieni kitiems, daugiau šypsotis ir džiaugtis gyvenimu. Turbūt geriausias linkėjimas šiuo metu būtų taikos pasaulyje. Norėčiau palinkėti visiems gerų naujų metų, sveikatos, stiprybės, kad ateinantis metais būtų žymiai geresni už šiuos metus, kurie buvo.
kad mažiau apkalbų ir iš tikrųjų būtų, nežinau, draugiškesni vienas kitam. Nu, iš tikrųjų, man tai atrodo, kad to trūksta mums žiūrėti. Tos nuoširdžios draugystės, gal ir susitikimo vienas su kitu nors per tas šventės. Kad ir kas bebūtų, šypsokitės ir būkite laimingi, nes nėra kada liūdėti. Gyvenimas bėga, o mes laiko neatsuksim atgal.